Sveiki. Kaip sekėsi? Šiandien turime klausimą susijusiu su emocinio intelekto raidele A savivoka. Taip, emocinis intelektas prasideda nuo savivokos, ne nuo kažko, nuo savęs. Ir tai yra dar vienas dalykas, kuris yra ne apie kitus, ne apie jausmą kitiems, o apie save patį. Taigi, ką ir kaip galiu laimėti iš savo paties pykčio, susierzinimo, nepasitenkinimo ir iš blogų emocijų kitiems žmonėms arba situacijoms. Taigi, ką reikia daryti, kai pajaučiu, kad jaučiu neigiamus jausmus kažko atžvilgiu. Pirmiausia, reikėtų klausti, kodėl? Kodėl aš taip jaučiu? Ir ką iš tiesų jaučiu? Nes labai dažnai tai yra ne pyktis, o pirmas punktas – pavydas. Troškimas savo to, ką turi tas žmogus, ant kurio pykstu, arba ta situacija, ant kurios pykstu ir vadinu ją netinkama, nederama. Tarkime, mes dažnai kalbame, kad kiti žmonės yra neatsakingi, nerūpestingi, savanaudžiai, išnaudotojai, rūpinasi tik savimi. Todėl jie yra negeri ir elgiasi nederamai. Bet jeigu labai nuoširdžiai, rankelę ant širdies dedu ir pykstu dėl to, arba dėl to, kad aš nesugebu taip pasielgti, o kartais labai norėčiau. Ir niekada savo neleidžiu elgtis savanaudiškai, neatsižvelgdamas į kito žmogaus jausmus. Tai arba pykstu ant savęs, kad savo to neleidžiu, arba pavydžiu to savybės. Tai praktiškai tas pats, ne? Pavydžiu žmogui gebėjimo, kad jis gali gerai jaustis, darydamas tai, ką jisai daro ir elgdamasis taip, kaip jis elgiasi. Taip pat kalbam, kad kartais, pavyzdžiui, suaugę yra nagli, lipa per galvas, iš nieko daro pinigus ar dar kažkaip. Bet iš tikrųjų ir aš norėčiau kartais iš nieko daryti pinigus. Ir aš norėčiau kartais nieko nesužeisdamas, bet va taip įsistatyti alkūnės ir ponagliai praeiti, ar ne? Ir prasibrauti gerokai į priekį. Kartais labai norėtųsi, nes kartais liūdna, kad tai, iš lėto. Mes tarkim ant to paties užkalnio, kiek žmonių pyksta ant užkalnio. Bet jisai šitokius nesąmoningus straipsnius taip brangiai parduoda ir taip gerai gyvena iš kažkokių nesąmoningų. Bet aš norėčiau, kad man už straipsnius tiek mokėtų, už mano nuomonę tiek mokėtų. Aš norėčiau. Ir tam nereikia būti kažkokiu mokslo daktaru ar super kažko. Reikia mokėti tą pasiimti ir tą pasiekti. Ir tas pats užkalnis, jeigu paieškojus interviu su juo, tą ir sako. Tu turi mokėti, kiek tu paprašai, kiek tu įrodai esąs vertas, tiek tu ir gauni. Ir aš norėčiau mokėti, taip save parduoti. Ir nereikia pykti ant jo. Reikia prisipažinti, kad aš pavydžiu. Baltų galbūt gerų pavydžiu, bet tai sukelia mano pyktį. Ir labai daug. Ir ant savo vaikų labai dažnai supykstu iš tam tikro netgi pavydo, kad noriu tų savybių, noriu, kad ir manim kažkas pasirūpintų. Noriu aš laiko savo. Noriu ramiai pabūti, noriu paveikti tai, kas man svarbu. Ką daryti? Kai suvokiu, dėl ko aš pykstu arba jaučiu neigiamą emociją. Pirma, aš galiu susitaikyti. Kaip susitaikoma, kad aš esu žemas, kitas yra aukštas. Aš esu tiesiaplaukis, kitas yra garbanotas. Aš neturiu klausos, kitas turi klausą. Galbūt labai norėčiau dainuoti. Galbūt norėčiau stovėti ant didžiulės scenos. Bet man neduot. Ir aš turiu su tuo susitaikyti ir žavėtis tais, jeigu man gražu, kurie ten stovi. Tai va. O kitas dalykas, jeigu susitaikyti nenoriu, o noriu tos savybės ir matau, kad galiu ją gauti. Vadinasi,
Negaištu laiko pykdamas, o dirbu tam, kad ją gaučiau. Skaitau knygas, ieškau internete, stebiu, galvoju, analizuoju, kaip ją gauti, kaip pasiekti, praktikuojuosi, bandau po truputėlį. Galbūt susitinku su tuo žmogum, kuriam savybės pavydžiu. Nes labai dažnai mes tą pyktį ir pavydą pajaučiame artimiems žmonėms iš artimos aplinkos. Tai yra šeimos nariams, giminaičiams, pažįstamiems, draugams, bendradarbiams. Galiu tiesiai šviesiai paklausti, kaip tau tai pavyks. Ir galbūt jis pasakys ir bus tikšt, ir man pavyks. Jeigu tai yra kažkoks tolimesnis žmogus, ieškau interviu su juo, su straipsniu, galbūt knygų, jeigu jis yra pasaulinė garsenybė. Stebiu jo veiklą, kaip jis tą daro. Bandau kopijuoti kažkiek, pritaikyti savo ir po truputėlį man pavyksta. Ir tada užuot pykęs, užuot pavydėjęs, galiu po truputėlį pradėti didžiuotis savimi. Nes tai, ko trokštu, įgyju ir nebereikia pykti, kad neturiu to, ką noriu turėti. Paprasta. Ir bus tęsinys, nes yra dar kiti dalykai, dėl ko mes kartais supykstame ir ką iš to galime gauti. Gerai? Iki kitų kartų.